Sveiki gerbėmieji Forex traderiai, portalo spekuliantas.com skaitytojai. Šiame video mes nagrinėsime Forex strategiją pavadinimu Imperija. Ši strategija priklauso taip vadinamai senai Forexo mokyklai, tuo metu, kai nebuvo jokių indikatorių su juokingomis strėlytėmis, nebuvo valiutų judėjimo analizės vudų magijos pagalba arba planetų judėjimų pagrindų, ką mėgsta šiais laikais pardavinėti įvairių kursų pardavėjai, taip vadinami infoverslininkai šiuolaikiniams jauniems prekiautojams. Ir šioje strategijoje yra suprantamas ir logiškas pagrindas, kuris turėtų be abejo būti ir jūsų strategijoje, ir bet kurioje kitoje. Tai yra toks pagrindas, kuris suteiktų jums pasitikėjimą sistema, kad tokia sistema iš tikrųjų yra pelninga ateityje. Ir kartu strategija turi būti paprasta, kad jūs sugebėtumėt bendrais bruožais paaiškinti jos taisyklės 9-10 metų vaikui. Na, šioje sistemoje toks užtikrintumas yra patvirtinama statistika ir statistiniu rinkos elgesiu. Taigi strategijos charakteristikos yra tokios, platforma gali būti naudojama bet kokia, kadangi jokių specialių indikatorių nebus naudojama, valiutų poros iš principo bet kokios, tačiau verta žiūrėti į tas valiutų poras, kuriuose būdingi ryškūs trendai ir nėra per daug tokių zigzago formos, pjūklo formos judėjimų. Valiutų poras mes aptarsime vėliau. Laiko intervalą mes naudosime dieninį, tai yra viena žvakė, viena diena. Ir prekybos laikas visa para, nors sandorius mes atidarinėsime nedažnai, ne kiekvieną dieną. Ir pereiname prie strategijos esmės. Prieš jūs yra savaitinis euro-dolerio grafikas. Tai yra čia viena žvakė mums atspindi tai, kas įvyko su šia pora per visą savaitę. Ir savaitinė žvakė, kaip ir bet kuri kita, bet kokiame kitame laiko intervale, turi savo atsidarimo ir užsidarimo kainą. Ir taip pat ji turi taškus high, tai yra aukščiausiai taškai, kai kaina maksimaliai pasiekė juos per tą savaitę, ir taškai low, tai yra taškas, kai kaina pasiekia mažiausią reikšmę. Na ir žiūrint į grafiką, geriausia aišku būtų įeiti į pirkimus nuo taško low, jeigu tai bulių žvakė, ir išeiti ant taško high. Arba jeigu meškų žvakė, įeiti į pardavimus nuo taško high ir išeiti ant taško low. Ir tokiu būdu paimti visą judėjimą. Savaime aišku, taip būtų geriausia, bet dėja tai yra nerealu, kadangi rinkos taip neveikia, kitų atveju visi taptų milijardieriais. Tačiau ką mes šiuo atveju galime padaryti? Mes galime atkreipti mūsų dėmesį į paprasčiausią statistiką. Štai šioje histogramoje viršuje yra rodomas dažnis, kaip dažnai taškas high tekdavo ant kažkurios savaitės dienos. Pirmadienio, antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio ar penktadienio. Ir mes matome, kad statistiškai per 10 metų laikotarpį dažniausiai high taškai buvo fiksuojami pirmadieniais ir penktadieniais. Tai matome plika akimi. Kitomis dienomis taip pat būna, niekas nesiginčia, bet dažniausiai pirmadieniais ir penktadieniais. Tai ir yra mūsų strategijos esmė ir atitinkamai savaitės, kai pirmadienis ir penktadienis bus nauji high arba low taškai, pas mus bus šios strategijos pelnas, kadangi tai yra jos esmė, o tomis dienomis, kai high arba low taškai teks kitomis savaitės dienomis, pas mus bus nuostoliai. Tai yra, mes jau iš anksto apsibrėžėme savo rėmus, mes suprantame, kad mūsų strategijoje nėra jokio švento gralio, nėra jokios vudų magijos, o paprasčiausia rinkos elgesio statistika per daugelį metų. Taigi, kaip mes prekiausime pagal šią strategiją? Prekiausime labai paprastai.
Jau žinome, kad yra tam tikros svarbios dienos, tai yra pirmadienis ir penktadienis. Ir kadangi laikas eina nuo pirmadienio į penktadienį, o ne atvirkščiai, tai mes sandorius atidarinėsime, kai užsidarys pirmadienio dienos žvakė. Ir išstatysime atidėtus orderius pirkimui aukščiau taško high ir pardavimui žemiau taško low ant pirmadieninės užsidariusios žvakės. O uždarysime sandorius, kaip jau gal supratote, ties rinkos užsidarimu penktadienį. Na, šiek tiek anksčiau, kad suspėtume uždaryti orderius. Štai aš sužymėjau raudonomis punktyrinėmis linijomis penktadienius ir pas mus štai paskutinė žvakė, pirmadieninė žvakė, ji užsidarė ir mes išstatome atidėtą orderį buy stop šiek tiek aukščiau žvakės high taško, kokių 5,10 punktų aukščiau. Ir antrąjį orderį išstatome žemiau low taško, irgi 5,10 punktų žemiau, bet jau sell stop. Na, o stop loss orderiai, kaip jau galbūt irgi nuspėjote, bus atvirkščiai. Tai yra stopas pardavimo orderiui pas mus bus tame lygyje, kur bus pirkimo orderis, o pirkimo orderio stopas bus tame lygyje, kur yra atidėtas orderis pardavimui. Na, pabandykime išstatyti orderius. Buy stop. Na, stopas štai maždaug čia. Tai buy stop orderis išstatytas ir šioje vietoje išstatysime sell stop. Irgi stopas bus tame lygyje, kur mūsų pirkimo orderis. Štai orderiai išstatyti. Kitą dieną žiūrime, suveikia mūsų atidėtas orderis pirkimui, tačiau antrojo orderio mes nepanaikiname. Štai šiuo atveju suveikia pirkimas, mes turime kažkiek tai pelno, bet antrąjį orderį paliekame. Kodėl? Todėl, kad būna tokios savaitės dienos, kai kaina staigiai apsisuka ir aktyvuoja priešingą orderį. Ir pas mus suveikia stopas su pirmoju orderiu ir dažnai antrasis orderis mus išgelbėja iki penktadienio, atnešdamas tam tikrą punktų kiekį, kuris padengia nuostolį su pirmoju orderiu. Tokiu atveju mes išeiname gal net ir su nedideliu pelnu, nors kaina ir apsisuka. Todėl iki penktadienio vakaro mes laikome abu orderius ir jų nejudinam. Na, šiuo atveju rinka iki pat penktadienio judėjo į viršų, todėl tik pirmasis orderis aktyvavosi ir penktadienį mes uždarome abu orderius. Štai orderiai uždaryti. Taip pat penktadienio vakare uždarome orderius, net jeigu jie ir nesuveikia nei vienas, jeigu tarkime buvo kažkokia labai rami savaitė ar šventės, viską vis tiek uždarome penktadienį. Kai rinka yra pagal trendą, čia akivaizdu, kad strategija neša pelną, tačiau kai vyksta zigzago tipo šokinėjimas, turbulencija, be abejo suveikinės stopai. Na, galės būti iš karto ir du stopai, gali atsitikti ir taip. Tai yra tradingas, tame nėra nieko keisto ir baisaus, kadangi, kaip mes matėme statistiškai, toli gražu ne kiekvieną savaitę atitinka mūsų nustatytą dėsningumą, kad aukščiausi žvakių high arba low taškai susiformuoja būtent pirmadieniais ir penktadieniais. Jie formuojasi dažniausiai tomis dienomis, bet ne visada. Todėl tai reikia atsiminti. Tačiau yra nedidelis būdas šiek tiek pagerinti strategijos statistiką, o būtent analizuojant pirmadienio dienos žvakę. Čia mes neieškosime kažkokių figūrų, o pagrindinis dalykas, į ką mes atkreipsime dėmesį, tai yra žvakės ilgos uodegos, ilgi žvakių šešėliai.
kai kūnas yra mažesnis už žvakės šešėlius, pirmadieninės žvakės. Kai matoma plika akimi, kad žvakės kūnas yra mažesnis už jos šešėlius, na štai kaip pavyzdžiui šioje žvakėje, Dodži tipo žvakė, nedidelis kūnas ir ilgi šešėliai iš abiejų kūno pusių. Arba štai ši žvakė, arba štai ši Pinbaro modelio žvakė, nedidelis kūnas ir ilga uodega žemyn. Tai štai, jeigu tokios žvakės atsiras pirmadieniais, mes jų neimsime, orderių nestatysime ir tiesiog tą savaitę su ta valiutų pora neprekiausime. Kodėl? Todėl, kad iš tokių žvakių darytina išvada, kad rinka pati nežino. Ji nėra apsisprendusi, į kurią pusę jai eiti, aiškios krypties nėra, todėl šokinėjimas gali būti dar ilgai ir atitinkamai yra didesnė tikimybė, kad mūsų stopai bus išmušti. Todėl pirmadieniais, jeigu susiformuoja žvakė su ilgomis uodegomis, ilgesnė negu pats jos kūnas, iš vienos arba iš abiejų pusių, mes tokių žvakių neimsime ir tą savaitę neprekiausime. Ir dar vienas momentas, tai yra pozicijos pervedimas į nenuostolio zoną po to, kai užsidarė antradienio žvakė. Tarkime, mes išstatėme atidėtą orderį, abu atidėtus orderius, vienas iš jų suveikė ir kaina pajudėjo į jo pusę ir užsidarė antradienio žvakę. Tuo metu mes perkeliame mūsų stopą arčiau kainos plus keletas punktų ir tokiu būdu mes papildomai apsidraudžiame nuo galimo stopo pagal pirmąjį orderį. Tuo atveju, jeigu kaina apsisuktų ir pajudėtų žemyn. Na, galbūt dabar daugeliui atrodo, kad strategijos idėja yra super geniali, viskas tvarkoj ir reikia pulti prekiauti pagal šią sistemą. Tačiau iškart noriu kiek atšaldyti entuziazmą, kadangi tai nėra šventasis gralis, bus ir nuostolingų savaičių ir jų bus nemažai, ypatingai tais periodais, tose valiutų porose, kuriuose jūs prekiaujate ir nėra kažkokio aiškaus ir kryptingo trendo. Na, imkime ir pasižiūrėkime pavyzdžių, kur matysime, kad nėra viskas taip gražu. Na ir panalizuosime euro dolerio grafiką, dieninis grafikas ir štai paskutinės 1, 2, 3 dienos akivaizdžiai rodo mūsų pirmadieninės žvakės filtro taisyklę, kai pirmadieninė žvakė, jos kūnas yra mažesnis už jos šešėlius ir matome, jeigu čia būtume išstatę atidėtus orderius pirkimui ir pardavimui, matome būtų suveikęs atidėtas orderis pardavimui, tačiau būtų štai ši trečiadienio žvakė išmušus mūsų stopą ir taip pat būtų suveikęs ir antrasis orderis, kurio stopą būtų išmušus štai ši ketvirtadienio žvakė. Matome šokinėjantis judėjimas, taip pat ir kitą dieną štai ši Dodži žvakė, mažas kūnas, ilgi šešėliai ir jeigu būtų išstatyti abu orderiai, vienas būtų suveikęs, tačiau būtų išmušti štai šios antradienio žvakės ir mes vėl liktume su nuostoliais. Sekanti diena būtų suveikęs atidėtas orderis pirkimui, tačiau ketvirtadienį kaina būtų jį išmušus. Na, šiuo atveju pozicija išgelbėtų pervedimas į nenuostolio zoną. Matome antradienį, užsidarius antradienio žvakį, jeigu mūsų esamas pelnas būtų pervestas į nenuostolio zoną, stopas perkeltas aukščiau kainos, mes galėtume išeiti su keleto punktų pelnu ir nebūtume gavę nuostolio. Na, ši diena matome pelnas ir pelnas neblogas. Šioje vietoje stopas būtų apie 70 punktų, o
pelnas net 150 punktų. Na, matome, čia pirmadieninė žvakė yra graži, jos kūnas yra didesnis nei jos šešėliai, o štai šių žvakių kūnas yra mažesnis, todėl šių žvakių mes nebūtume ėmę. Na, ši diena taip pat pelnas, čia būtų suveikęs atidėtas orderis sell stop ir kaina būtų užsidariusi štai šioje vietoje. Čia mes būtume uždirbę apie 60 punktų. Toliau, štai įdomus pavyzdys, atsidarė pirmadienio žvakė kaip ir tinkama, ir čia suveiktų mūsų atidėtas orderis sell stop, tačiau matome kaina apsisuka, sell stop orderis būtų užsidaręs pagal mūsų stopą ir iškart suveiktų buy stop orderis, kurį mes penktadienį uždarytume su pelnu. Ir pagal sell stop orderį mes prarastume apie 100 punktų, o su buy stop orderiu uždirbtume apie 90. Na, tą savaitę būtų prarasti 10 punktų. Nėra tai blogai. Čia mes neprekiautume, matome pinbaras, ilga uodega, reiškia ši žvakė mums nėra tinkama. Na ir kaip vėliau matome, čia suveiktų buy stop orderis, kuris tikėtinai būtų užsidaręs su stopu ir taip pat būtų suveikęs kitas orderis. Čia šioje vietoje situacija nėra labai aiški, na, uodega, man atrodo, yra šiek tiek ilgesnė už kūną. Čia būtų suveikęs ir net jeigu mes būtume ėmę šį sandorį, čia būtų suveikęs atidėtas orderis pardavimui, tačiau būtų užsidaręs pagal stopą. Na ir šiek tiek pelno gautume su antruoju orderiu. Einame toliau. Čia būtų suveikęs sell stop orderis, čia būtume užsidarę su pelnu. Čia taip pat būtume užsidarę su nedideliu pelnu. Na, šios žvakės galima būtų ir neimti, ilga uodega. Štai čia matome labai gerą savaitę, graži žvakė ir matome pelnas 240 punktų. Atskiromis savaitėmis pelnas gali būti tikrai nemažas. Na, čia matome graži savaitė, taip pat. Na, o štai čia matome jau šokinėjantis judėjimas ir tai būtų savaitė, kai būtų išmušti abu orderiai. Tai yra būtų 2 stopai iš eilės. Na, čia šioje vietoje tarpas, čia buvo nauji metai. Na, štai atkreiptinas dėmesys, štai tokių žvakių mes neimtume, visiškai praktiškai nėra kūno, dodži žvakė. Gal mes tokią savaitę praleidžiame. Štai šiuo atveju irgi dodži žvakė, kur matome taip pat būtų mūsų pozicijos išmuštos. Štai įdomi situacija, čia irgi būtų nesėkminga savaitė, nors matome judėjimas didelis. Būtų suveikęs buy stop orderis, jis būtų išmuštas štai šios trečiadienio žvakės, kuris iškart aktyvuotų sell stop orderį. Na ir sell stop orderį išmuštų štai šį ketvirtadienio žvakę. Taigi, tokių situacijų būna, nuostolingos savaitės bus, turėkite tai omenyje, ne viskas taip gražu ir lygu. Bet šie nuostoliai pasidengia tomis pelningomis savaitėmis, kai būna ir po 200 ir po 300 punktų. Na, aš manau, jūs supratote esmę, mes atkreipiame dėmesį į pirmadienį ir jeigu yra ilgos uodegos, štai tokių žvakių, šešėliai, kūnas yra mažesnis už šešėlius, tai tą savaitę mes tiesiog praleidžiame, kadangi kaina pati nėra apsisprendusi. Šis ilgų šešėlių filtras veikia ne visada, bet jis dažniau veikia nei neveikia, todėl jį geriau naudoti. Na ir aš bendrai suskaičiavau maždaug už šį laikotarpį, čia maždaug už 8 mėnesius su euro dolerio valiutų pora ši strategija
naudojant šį šešėlių filtrą, duoda kažkas apie 600 punktų pelno. Tai kalbant apie eurą dolerį. Dieninis grafikas šiuo metu atrodo štai taip. Ne itin gražus trendinis grafikas, matosi, kad vyrauja turbulencija, vyrauja šokinėjimai, ne taip kaip atskirais periodais. Štai, pavyzdžiui, šiuo periodu 2014 metais šiai strategijai šie metai būtų super pelningi, nes eina gražus trendas žemyn. Ir dabar pereikime per valiutų poras, su kuriomis verta prekiauti pagal šią strategiją ir su kuriomis nelabai. Taigi, doleris, Kanados doleris, manau, kad galima. Priminsiu, mes žiūrime, ar yra tendencingi judėjimai. Šioje poroje tai akivaizdu. Toliau svaras ir doleris, imant paskutinį laikotarpį, pastebima šiokia tokia turbulencija. Tačiau iš esmės ši pora šiai strategijai labai gerai tinka. Testuojant nuo 2015 metų pradžios iki panašiai šių dienų apie 2000 punktų pelno, naudojant pervedimo poziciją į nenuostolio zoną antradieniais. Toliau doleris frankas, manau, kad nelabai, nesu tikras. Kodėl? Todėl, kad po Šveicarijos banko politikos pasikeitimo su dolerio franku vyksta neaišku kas, per mažai laiko praėjo, kad daryti išvadas apie šios valiutų poros charakterį ir aš manau, kad šios poros neverta imti. Aš asmeniškai šią valiutų porą neprekiauju iš vis. Toliau Australijos doleris. Na, čia žinant šios poros charakterį galima pasakyti, kad taip, ši strategija porai labai gerai tinka. Na, paskutiniu metu taip pat pastebima turbulencija, pastebimas toks šokinėjimas, bet vėlgi strategija iš esmės tinka. Naujosios Zelandijos doleris, neįtin gerai pažįstu šią valiutą, tačiau sprendžiant iš grafiko viskas ok, galima prekiauti. Euras jena, šios poros manau imti neverta, kadangi šiai valiutų porai būdingas per daug didelis nervingumas ir dideli šokinėjimai. Euras frankas, manau, kad neverta, nes vėlgi po Šveicarijos banko politikos pasikeitimo kažkas su franku pasidarė ne taip. Australijos doleris jena, manau, kad irgi neverta tiems, kas mėgsta prekiauti metalais. Na, aš jų nelabai mėgstu dėl jų staigumo ir impulsyvumo. Šiaip jeigu pasižiūrėsime į aukso grafiką, matysime, kad šis instrumentas strategijai nelabai tinka, nors jeigu auksas jums patinka, gerai jį pažįstate, visai galima naudoti tam tikrais periodais. Na, čia, manau, auksas tiktų tada, kai jis išeina iš konsolidacijos periodą ir prasideda trendinis judėjimas. Na, kas auksų prekiauja senai, manau, tą žino ir be manęs. Kągi, manau, aišku, kurie instrumentai šiai strategijai tinka, kurie nelabai, manau, atsirinksite patys. Apskritai ši strategija man asmeniškai labai patinka. Kodėl? Todėl, kad ji turi labai paprastą ir aišku pagrindą, tvirtą fundamentą, ant kurio jis stovi ir yra paprasčiausia statistika, paprasčiausia logika. Kadangi rinkoje prekiauja žmonės, būtent todėl ir formuojasi tie high ir low taškai pirmadieniais ir penktadieniais dažniausiai. Yra aiškumas dėl nuostolių, tai yra, kad tam tikromis savaitėmis bus nuostoliai ir tai yra normalu, kadangi labai dažnai naujokai gauna 3 topus iš eilės. Pagal bet kurią strategiją, jeigu naujokas gaus 3 topus iš eilės, tai jis tą strategiją tiesiog užmeta. Čia stopai irgi bus ir 3 stopai iš eilės bus ir tai yra normalu. Bet čia yra
čia tu supranti, kad stopai yra prekybos dalis, na, banali logika. Tas pats, kas negali visą laiką šviesti saulė, kartais būna ir lietus. Tai čia tas pats. Aišku, čia nėra šventas gralis, bus eilė nuostolingų serijų, bet prekiaujant su keletu valiutų porų, aš manau, tai nebus taip pastebima. Ir porą žodžių apie riziką. Čia nedaugiau 1 procentas nuo depozito vienam sandoriui. Maksimum 1 procentas, jeigu jūs prekiaujate bent keliomis valiutų poromis, nes čia stopai gali būti serijomis, gali visos poros atsidurti nuostolyje, todėl geriau rizikos nedidinti daugiau 1 procento vienam sandoriui. Taip pat, kai vyksta tą savaitę vyksta kažkoks FRS sprendimas ar kažkas panašaus, tai geriausia filtruoti tokias dienas ir neprekiauti apskritai. Na, aš jau kalbėjau apie pervedimą į nenuostolio zoną, po to, kai užsidaro antradienio žvakė. Taip pat, jeigu yra kažkoks rimtas palaikymo pasipriešinimo lygis, pavyzdžiui, pasipriešinimo, tai neverta atidarinėti prieš jį pirkimų, nes mes žinome, kad nuo lygių kaina dažnai atšoka. Na ir taip pat svarbios naujienos, tai yra dienos, kai išeina non-farmai, kai išeina kažkokie svarbus ten FRS sprendimai dėl palūkanų normos, geriau yra neprekiauti. Nors, kaip matėme, net nefiltruojant jokių naujienų, strategija veikia pelningai. Kągi tam kartui tiek, su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Viso gero.